Sveiki, esu masažuotoja nutriciologė. Kadangi ir nutriciologė, tai visada su klientais kalbu apie vidinius dalykus ir mes derinam ir su masažais, ir tai, ką galime padaryti iš vidaus. Ir aišku, kaip ir žadėjau, mes kalbėsim apie tai, ką limfa mėgsta iš saldaus skonio. Tai visų pirma, pirmiausia, augalas eitų saldymedis. Taip, saldymedis tikrai girdėtas, bet jį dažniausiai žmonės naudoja kitais tikslais, tai yra kada kosėja, jisai būna žolelių kompleksuose ir padeda tiesiog atsikosėti, pasirūpinti gleivinį. Šiandien mes žiūrime saldymedį kaip į limfostimuliatorių, labai švelnų, kuris padeda ją išjudinti iš sąstovio. Tai yra be galo svarbu. O jeigu dar giliau pažvelgsim, ką jisai daro, tai aišku, jisai padeda mūsų antinksčiam, kurie gamina streso hormonų. Ir jeigu jūs norite būti atsparesni stresui, tai vėlgi saldymedis būtų jūsų naudai, taigi nušautumėt 2 zuikius.